Kaip veikia kompanija BitNEX kontraktų ir partnerystės galimybės? Dvigubo variklio strategija kapitalo ir tinklo augimui. Galiu pasakyti, kad ši kompanija veikia nuo 2016 metų, pradėjo veikti su pavadinimu Cryptex dėl tam tikrų priežasčių. Pavadinimas buvo pakeistas ir šiandien dienai yra kompanija BitNEX. Dvi kryptis į asmeninį kapitalą. BitNEX ekosistema remiasi dviem sinergiškai veikiančiais elementais. Jūs galite rinktis pasyvų kapitalo auginimą, fiksuoto termino kontraktai, arba aktyvų įsitraukimą, plečiant tinklą per partnerių programą. Kokia yra mechanika nuo įnašo iki rezultato? Kaip veikia pati sistema ir kodėl būtent ši sistema yra išskirtinė? Pradinė vertė jūs priima sprendimą įsigyti kontraktą. Vieno kontrakto kaina yra $100. Jūs galite pasirinkti už $1000 ir gauti 15 kontraktų. Šitas variantas galioja 2 ir 3 metam. Suteikiamas kapitalas. Kam jisai suteikiamas? Tikrai ne jums. Šį kapitalą gauna kompanija ant jūsų kontrakto pagal susitarimą su banku. Suteikiamas svertas. Jeigu $100 kontraktas, tai $30 240. Jeigu $1000 kontraktas, $453 600. Šią sumą bankas apdraudžia ir kompanija moka draudimą, moka palūkanas bankui, moka banko pinigų grąžinimą ir su šiais pinigais dirba biržoje, steikina. Jūs absoliučiai šitame nedalyvaujate ir prie to neprisidedate. Visas atsakomybės prisiima kompanija. Laikotarpį jūs irgi sistemingai galite pasirinkti. Ar jūs pirksite kontraktus 2 metam, ar 3 metam, ar 5, ar 7, aš viską šiandien jums parodysiu. Laukiamas rezultatas tai yra galutinė kapitalo vertė po pasirinkto laikotarpio. Artimiausia perspektyva 2 ir 3 metai kontraktai. Daugeliu atrodytų labai ilgai, bet galiu pasakyti, 2 metų kontraktų tik tai šiais metais prieš naujus metus paleido, jų nebuvo, buvo tik tai 3 metų, 5 ir 7 kontraktai. Ir kiek žinau, dar yra planuojama išleisti 10 metų kontraktai. Jaunimui ypatingai naudinga. Dabar jūs galite pasimti $100 kontraktą, nusipirkti ir 2 metus gyventi savo gyvenimą. Praeis 2 metai ir jūs galite išsiimti 8,5 tūkstančių. Jeigu jums to užtenka, valio. Bet jūs galite pasirinkti kitą strategiją, kurią aš jums galiu pasiūlyti. Kadangi ant jūsų $100 kompanija paima 30 000 virš dolerių paskolą, apdraudžia ją, viską moka pati kompanija, jūs tame nedalyvaujate, jūs galite turėti strategiją. Pasiemat tokią strategiją, kad per metus mokate kas mėnesį $100 savo vienam kontraktui ir per 12 mėnesių jūs išleidžiate $1200. Ką tai reiškia? Kad praėjus lygiai 2 metams jūs kas mėnesį, metus laiko gausite po $8,5 tūkstančio ir tai sudarys 102 000. Gali būti kita strategija, kad jūs 2 metus kiekvieną mėnesį perkatės po 1 kontraktą. Tai bus $2400 išleista per 2 metus. Tai reiškia, kad lygiai po 2 metų jūs kiekvieną mėnesį gausite po $8,5 tūkstančio, lygiai 2 metus. Ir bendra suma bus $204 000. Jūs galite pirkti iš karto už $1000 ir gauti 15 kontraktų. Lygiai po 2 metų, nieko jums daugiau nedarant, po 2 metų jūs gausite $127 500.
127 500 $. Yra kita strategija. 3 metai ciklas. Kaip jūs pasirenkat 3 metų kontraktą, kompanija paima 30 000 paskolą, apdraudžia ir su tais pinigais dirba. Lygiai po 3 metų jūs gausite 35 000 $. Jeigu jūs pasirinksite strategiją metus laiko pirkti po vieną kontraktą, išlaidos bus $1200, tai reiškia lygiai po 3 metų kiekvieną mėnesį jūs gausite metus laiko po 35 000 ir tai sudarys sumą 420 000 iš viso. Bet jeigu jūs visus 3 metus pirksite po vieną kontraktą kiekvieną mielą mėnesį, jūsų išlaidos bus 3600. Po 3 metų jūs kas mėnesį išsiimtinėsite po 35 000 kiekvieną mėnesį lygiai 3 metus. Ir tai sudarys bendrą sumą 1 260 000. Kitas variantas, jūs galite nusipirkti už $1000 15 kontraktų. Kompanija ant šito jūsų 1000 paims $453 600 paskolą, apdraus ir su jie dirbs visus 3 metus su reinvestavimu. Po 3 metų jūs išsiimsite $525 000. Būsite išleidę 1000, gyvensite savo gyvenimą ir gausite tokią sumą. Visą darbą, kurio jūs net nesuprasite, padarys kompanija. Ir tai yra unikalu. Jūs niekada negausite iš kompanijos laiško, kad tu pirk daugiau kontraktų, kad tu kviesk žmonės ar kažką daryk to, ko jūs nenorite. Jūs pats nusprendžiate, ką jums daryti. Ilgalaikė vizija, jeigu jūs paimate tą patį $100 kontraktą 5 metams, kompanija paima paskolą $43 200 ir po 5 metų, per tuos 5 metus kompanija dirba su šia suma, reinvestuoja, apdraudžia, moka bankui, draudimui. Lygiai po 5 metų su jumis dalinasi uždirbtais pinigais ir tai bus suma 470 000. Lygiai taip pačiai, tik tai gerokai daugiau vyks po 7 metų. Jūs gausite 1 400 000. Ir jūs galite įdėti ir pamiršti, o galite dalintis su kitais, kad yra tokia galimybė. Ir įsivaizduokit, kaip smagu būtų žinoti, kad jūsų aplinkos žmonės irgi gauna tokius pinigus. Kuo daugiau žmonių uždirbs, tuo bus gražiau gyventi. Dabar einam toliau. Labai svarbu skaidrumas ir rinkos dinamika. Svarbu žinoti, kad pateiktos reikšmės sumos yra orientacinės ir nėra 100% garantuotos, jos gali kisti. Rinkos svyravimai gali tiesiogiai paveikti galutinį rezultatą ir mes žinome, kad visą laiką rizika yra. Su kokia suma jūs rizikuosite, nuspręsite jūs. Tai atvira sistema, kurios galutinis pajamingumo rezultatas priklauso nuo realių rinkos sąlygų per pasirinktą kontrakto laikotarpį. Partnerių programa tai yra dviguba atlygio struktūra. Tai yra atlygis momentinis, jeigu jūs kviečiat partnerį, čia liečia tik tai tuos, kurie dalinsis informaciją. Pirmiausia, jūs gausit momentinį atlygį, jeigu jūsų komanda registruosis partneriai, jūs gausite čia ir dabar komisinį, tuoj parodysiu kokie procentai. Ir va čia man labai patinka, kad per tam tikrą laiką, kada jūsų pakviesti žmonės pradės gauti kontraktų išmokas, jūs irgi tai gausite. Ir pakalbėkime, kaip visą tai atrodys. Momentinis augimas vyks, jeigu jūsų žmogus, kuriuo pasidalinote šitą informaciją,
nusipirks kontraktą ir jisai bus jūsų pirmos linijos, jūs gausite 30%. Jeigu jisai pirks už $100, jūs gausite $30. Jisai pirks už 1000, jūs gausite $300. Kiti lygiai procentaliai tas pats. Mokama iki 10 lygio. Tai yra momentinis iš karto išmokamas atlygis. Ir dabar šitoj vietoje atkreipkite dėmesį. Labai dažnai žmonės sako, aš investuoju. Jūs neinvestuojate šitoj kompanijai. Jūs perkate kontraktą. Arba jums patinka tai, ką jie daro, arba ne. Nes jūsų tas $100 yra išdalinamas į viršų stovinčiams partneriams iki 10 gylio. Ir galiu pasakyti, kad jūsų $100 net neužtenka. Kompanija išmokėti komisiniams net prideda. Taip, kad jūsų $100 absoliučiai nedalyvauja. Ir dar kartą prisiminkit, kad kompanija jums niekada nedarys spaudimą, kad jūs pirktumėt kuo daugiau arba kviestumėt žmonių kuo daugiau. Nes jūsų šitie įdėti pinigai kompanijos uždarbiuose ir tuo, kad jie dalinasi, absoliučiai nedalyvauja. Todėl jūs neinvestuojate, o perkate jų kontraktą. Ilgalaikė tinklo grąža būtų tada, kada jūsų pakviestas partneris, pavyzdžiui, iš pirmos linijos, jūsų asmeninis, užsidarys jo kontraktas, pavyzdžiui, po 2 metų. Paimkim pavyzdį, jisai gaus $100,000. Tai reiškia, kad 8,000 bus jums išmokėta. Tik tada, kai pas jį kabinete įkris 100,000. Kai pas jį užsidarys kontraktas po 2 metų, jeigu jisai turės daugiau kontraktų, tai po 5 ar 7 metų ar po 3, už kiekvieną jo grąžą, atlygį, jūs gausite tą pačią sekundę. Lygiai taip pačiai į gylį partnerį, net iki 20 lygio, kompanija išmokės jums už partnerius, kurie gaus išmokas. Įsivaizduojat? Iki 20 lygio. Ir čia kompanija mokės jau iš uždirbtų pinigų. Bet čia projektas yra toks. Ir gali būti, kad jūs galės sakyti, kad tai neįmanoma. Beje, galiu pasakyti, kad daug dalinasi partnerių, kad jau gauna laiškus, kad nes kada baigėsi kontraktas, kompanija atsiunčia laišką, praneša, kad jūsų kontraktas užsidarė, parašo kokia suma ir paprašo nurodyti piniginę, kur išvesti pinigus. Tai kada jūsų komandos žmonės pradės gauti tokius laiškus, jūs irgi gausite visą laiką dar papildomus išmokas. Tai bus jau jūsų pasyvios pajamos. Todėl galiu pasakyti, kad didžiausias rezultatas pasiekiamas nerenkantis vieną iš 2 pasiūlymų, o leidžiant laikui auginti kontraktus, tai reiškia, kada jūs perkate kontraktus ir auginate savo pajamas, kol aktyvus tinklas generuoja momentinę grąžą ir atidėtą grąžą, jūs patys žiūrite, kiek jūs įsigysite kontraktų ir kiek jūs padėsite kitiems žmonėms įsigyti kontraktų. Tai bus jūsų nuolatinis srautas ir eksponentinis kapitalas. Tai to aš jums ir linkiu. Kreipkitės į tą žmogų, kuris darė jums šitą video ir pasitarkite, su kokiu kontraktu jūs norite ateiti ir kaip užsiregistruoti.